Šią savaitę uždirbau apie 1650 baksų naudodamas šiuos 3 indikatorius savo strategijoje. Sveiki visi sugrįžę į kanalą, su manimi Juškefx. Šiandieninėme vaizdo įraše papasakosiu, kaip man sekėsi šią savaitę testuojant naują 3 indikatorių strategiją, kuri buvo sėkminga ir atnešė 66,7% tikslumą ir 1650 baksų profito. Papasakosiu visas taisyklės ir parodysiu gyvus pavyzdžius, tad žiūrime iki galo ir pradedame. Šiai strategijai mums reikės TradingView platformos, jog galėtume pasinaudoti mums reikalingais indikatoriais. Tad pirmasis žingsnis yra nueiti į tradingview.com, pasirenkame porą, tarkime, nežinau, euras prieš US dolerį. Ir pirmasis indikatorius, kurio mums reikės, bus Bollinger Bands Percentile BBPST by Algo Alert. Paspaudžiame vieną kartą. Šitas indikatorius yra pagrįstas mūsų oldschooliniu indikatoriumi Bollinger Bands, apie kurį šnekėjau viename iš savo short video YouTube kanale arba TikTok'e. Nesu tikras. O gal abiejus kanalus įkėliu. Ir Start and Deviation Channels. BBPC indikatorius naudoja Bollinger Bands juostas, kurios sudaro judėjimo vidurkius. Pagrindas mūsų ir viršutinė bei apatinė juostos. Kaip matote, raudona viršutinė, apatinė žalia. Pagrįstos nurodytų Standard Deviation Channels, lietuviškai standartinio nuokrypio daugiklis. Ir turėdami šį indikatorių, judame prie treidų. Taigi, pirmasis atliktas sandoris buvo Didžiosios Britanijos poundas prieš US dolerį. Ieškojame longo įėjimo pozicijos. Dabar pažiūrėkime, kaip BBPST indikatorius veikia. Šitoje vietoje ką mes matome? Matome, jo kaina buvo nukritusi, laukiame backupo. Ir longo pozicijoje mes ieškosime, kol mūsų indikatorius peržengs šią liniją 50 ir duos žalią signalą. Šitoje vietoje mes turime gerą įėjimo tašką. Tad nieko nelaukęs, aš tą progą pasinaudojau ir kaip matote, nusistačiau savo stop loss lygį. Jisai buvo previous swing low. Kaip kitaip sakant, praeito judėjimo swing low. Pasistačiau savo stop lossą, nusistačiau savo risk reward ratio, tai yra 1:3, rizikuoju 1%, laimiu 3% ir pasižiūrime, kaipgi man sekėsi šitas pirmasis treidas. Matome vėl backupas prie mūsų entry pointo. Tada po biškį kilimas. Sakyčiau, visai geras ženklas. Kaip matau, nespėsime mes čia. Žiūrime toliau. Kaina pradėjo po truputuką kilti. Šitas jau geras ženklas buvo. Ir, kaip matote, jau kaina yra netoli mano take profit lygio. Bet vėlgi backupai. Judame dar. Labai ilgas treidas visgi įvyko ryte, todėl nėra tiek daug volumo, nėra tiek daug rinkoje įdėtų pinigų. Tad kaip matote, vis dar keliavome prie mano take profito lygio. Ir šitoje vietoje take profit lygis buvo pasiektas ir su šiuo treidu aš uždirbau 560 baksų. Antrasis sandoris, kuris buvo atliktas, buvo US doleris prieš Japonijos jeną. Tačiau šituo atveju mes ieškosime sell funkcijos. Vėlgi, kaip matome, mūsų Bollinger Bando prisaisalas duoda kritimo tendenciją. Maždaug šitoje vietoje pradėjo, tačiau aš tik tai į treidą jau šitoje vietoje. Visgi, čia treidinimas, čia turi trust your guts, kitaip nebus. Ir kągi mes čia turime, kad kaina nukrito, mes ieškome short pozicijos įėjimo. Ir vėlgi, pasiskaičiavau savo stop loss lygį, pasidariau savo 1:3 risk reward ratio ir pasižiūrime, kaipgi man sekėsi. Kaip matote, kaina po truputuką krenta į apačią ir čia yra labai geras ženklas. Vėlgi, prie entry pointo grįžo ir panašiai toje pačioje vietoje siubuoja. Tačiau, kaip matote, kaina vėl grįžo ir maždaug tokiu metu hitino mano stop lossą
ir su šiuo treidu aš netekau apie 160 baksų. Ir taipogi ekstra hintas, kodėl yra svarbu turėti stop lossą. Bet kuriuo atveju, čia šitam treidė aš rizikavau 1%, tad jeigu pasiekė mano stop lossą, aš netekau 1%. Bet pasižiūrime, kas įvyko toliau. Kaina toliau kilo. Ir šitoje vietoje aš būčiau praradęs 1, 2, 3. Čia kaina būtų kilus. Ta prasme, kai kurie traderiai taip. Tikisi, kad kaina sugrįž, tačiau jūs kaip matote, kaina nelabai grįžo link mano take profit lygio. Tad visą laiką siūlau turėti stop lossą ir prisimti minusą. Čia yra labai svarbu. Jeigu ieškai, kur pradėti savo forex kelionę, nenueik niekur toliau negu juškefx.com. Apačioje pasikeičiate į lietuvių kalbą dėl geresnio entertainmento, kad suprasti tai, ką aš noriu jums parodyti. Taigi viršų yra skiltis, kurios yra, mano nuomonė, pačios svarbiausios. Tai visų pirma yra brokeriai. Brokeriai tai yra ten, kur tu gali pradėti dirbti, naudodamas savo pinigus Forexo biržoje. Yra 3 firmos, visas 3 naudoju. Ir kas svarbiausia, pasižymi labai geromis sąlygomis. Tai yra maži spredai ir greitas pinigų išmokėjimas. Antras skiltis yra gauk finansavimą. Gauk finansavimą tai yra prop firmos, kurios už jūsų žinias jums suteiks finansus dirbti su jų pinigais. Automatiškai yra kažkoks pasidalinimas, tačiau tai suteikia galimybės. Iš tikrųjų labai didelės galimybės ir netgi finansavimas teikiamas iki 2 milijonų. Tai jeigu išmoksti ir supranti tai, ką darai Forexo biržoje, čia yra auksinė galimybė. Bloge rasite mano idėjas atliekant vienus ar kitus sandorius. Visus sandorius dalinuosi savo Telegramo grupėje, tad būtinai padžioninam. Kad išpildyti pilnai strategiją, mums prie esamo Bollinger Band Precisely indikatoriaus reikėtų dar 2 indikatorių, kurie patikslintų mūsų įėjimo taškus. Taigi, nueiname indikatorius. Pirmasis indikatorius yra Twin Range Filter. Twin Range Filter. By Collin and MCK. Spaudžiame. Nustatymus paliekame tuos pačius. Ir antrasis indikatorius, kurio mums šalia reikės, tai yra Trading ABC. By Lonesome de kažkas. Spaudžiame. Tik šitoje vietoje mums reikėtų truputuką nueiti į nustatymus, tai nueiname, užeiname indikatorius, paspaudžiame settings, nueiname į stylus, nuėmame shape'us, 1 ir 2, taip pat nueiname į inputus, nuėmame show ABC, keep all ABCs, show zigzag and fibo. Ir spaudžiame OK. Ir dabar, turėdami visą šitą informaciją, galime judėti prie mūsų trečio treido. Vėlgi, GBP prieš US dolerį. Taigi, dabar dar turime 2 indikatorius. Kai visada Bollinger Bandas mes matome kritimą, raudona linija, duoda signalą įeiti mum į treidą. Twin Range Filteris išmeta notificationą, kad galime šitoje vietoje įeiti į short poziciją. Ir Trading ABC yra lyg plunksna, sakykime. Jeigu jinai raudona, reiškia, yra jinai į apačią, ieškosime short pozicijos, jeigu žalia, ieškosime įėjimo į long poziciją. Taigi, čia dabar net nežinau, ar matosi, primažinam šitą. Kaip matote, šitoje vietoje jau prasidėjo. Trading ABC rodo, kad bus kritimo opcija. Tai reiškia, turime visas 3 taisyklės. Visų pirma, Bollinger Band Precisely rodo kritimą. Antra, turime, kad Twin Range Filteris rodo short poziciją ir Trading ABC rodo raudoną plunksną, tad galime įeiti šitoje vietoje ir į treidą ir pasižiūrėkime, kaipgi man sekėsi. Kaina krito. Ir kaina krito ir iš tikrųjų labai greitai pasiekė mano take profit lygį ir su šituo treidu aš uždirbau apie $500 pliuso. Jeigu vis dar žiūri, esu širdingai dėkingas ir tikiuosi informacija, kurią patikiu apie šią strategiją, tau padės lygiai taip pat, kaip padėjo man. Tad nepagailėkite to subscribe-tuko pačioje ir judame prie 4 treido. 4. sandoris yra US doleris prieš Kanados dolerį. Ieškome long pozicijos. Kas svarbiausia, laikomės visų taisyklių. Taigi, Bollinger Band Precisely rodo mum ką, kad turime vėl žalią grafiką. Reiškia, ieškome įėjimo pozicijos. Twin Range Filteris rodo long poziciją. Tačiau toje vietoje būtų galima įeiti į treidą, jeigu Trading ABC mums pieštų žalią
plunksną. Šiuo atveju jinai tą daro. Tad mes šitoje vietoje ieškome long pozicijos ir pasižiūrime, kaipgi man sekėsi. Ir kaip matote, šitoje vietoje grafikas skirto mano stop loss lygį ir su šiuo treidu aš netekau apie $160. Penktasis treidas buvo GBP USD ir pasižiūrime, nes visgi taisyklės jau aptarėme, kaipgi man sekėsi. Galbūt pagreitinant truputuką. Treidas, kaip matote, iš pat ryto jis labai vienoje vietoje vaikščiojo. Kelis kart net ėjo į mano entry pointą. Tačiau, kaip matote, iki 12 su šiuo treidu aš uždirbau apie $470 pliuso. Ir paskutinis treidas Australijos doleris prieš Japonijos jeną. Vėl laikomės visų taisyklių, Bollinger Bandas mums duoda signalą, TwinRage'as duoda signalą, Trading ABC rodo kritimo tendencijas. Pasižiūrime, kaip sekėsi. Pradžioj gavome stiprų kritimą į apačią, kas geras ženklas, bet po to pradėjo kilt po biškį. Kitaip nebus, treidai laukiam, vosgi vėl nepasiekė mano entry pointo. Tačiau maždaug šitoje vietoje smešino mano take profit lygį ir su šiuo treidu aš uždirbau apie $510 pliuso. Taigi ir viskas šiandieniniame vaizdo įrašui apie šią strategiją. Indikatoriai buvo naudojami įvairūs, vėlgi TwinRage filteris, kurį anksčiau naudojame, šį kartą išbandėme Trading ABC ir svarbiausia, parodžiau pagrindinį indikatorių, kuris buvo Bollinger Band Precisely. Apie jį papasakau lengvai, kaip jisai sudarytas. Ir tikiuosi ši strategija jums suteiks šiek tiek žinių, kaip veikia visa prekyba ir tikėkime, kad nieko nelaukia prisijungsite prie mano rekomenduojamų brokerių ir išmėginsite ją. Tik pradžioje stipriai rekomenduoju testuoti strategijas ir pradėti dirbti su demo versija. Jeigu jums šis vaizdo įrašas suteikia bent kiek naudos ar informacijos, nepamirškite paspausti patinka, prenumeruoti kanalą ir įjungti pranešimus, kad gautumėte naujienas apie ateinančio turinio atnaujinimus. Kaip visada, jeigu turite klausimų ar pagėdavimų, į komentarus visą laiką atsakysiu. Ir sėkmingos prekybos, susimatysime kitose vaizdo įrašuose.